Yra lengvojo krašto pozicijoje, mes ko gero šiandieną pamatysime, kaip ten bebūtų. Lietuvos komandos startinis penketas yra toks. Vytenis Čižauskas pradeda Lietuvos komandos ataką, grįžo į Lietuvos rinktinės sudėtį Renaldas Seibutis, praleidęs vienerius. Savo komandoje 2 centimetrais aukštesnis ir už Joną Valančiūną, tačiau lietuviams beveik viskas išeina puolime. Sunkiau sustabdyti švedų atakas. Jonas Valančiūnas pats atkovoja kamuolį, pats pelno taškų. 3 ir 4 krepšininkai išlaikyti stabilų rungtynių ritmą nėra lengva, tačiau Jonas Valančiūnas. Viskas pagal taisyklės, pradėjo laužyti švedų gynybą lietuviai. 51-32, labai staigiai. Labai gnas pirmose rungtynėse. Atlikęs dvigubą dublį. Kol kas šios dienos rungtynėse turi šansų Kol kas. Ir visi 3 taškai. Taiklus. Pataiko Jonas Valančiūnas. Abu Makedonijoje teisėjai sušvilps ką nors panašaus saviems. Vieną iš 2 baudos metimų pataiko Jonas Valančiūnas. Pasaulio krepšinio čempionate 2011 šitas tandemas neegzistavo. 2012 buvo grįžęs nuo čia Jono Valančiūno. Taškai su pražanga. Dar vienas baudos metimas, 93-65. Štai čia tas epizodas. Ir pataiko Jonas Valančiūnas baudos metimą, 13. Reikia baudos metimo ir tada dar 3 tašką. Čia linksmoji matematika. Ir ji tikrai yra žymiai linksmė.